Labadiena, brangus žiūrovai, esantis kitapus ekrano. Pirmiausiai, ačiū už jūsų laiką šią saulėtą dieną. Laiką, kurį skirsime geram turiniui, naudingai informacijai, visą tai, ką suteikia Swedbank komanda. Taigi, gerbiami Swedbank klientai, sveiki atvykę į tiesioginę transliaciją YouTube kanale, skirtą aptarti makroekonomikos, būsto, finansų rinkų apžvalgai, ko tikėtis toliau 2026, tai yra šiais metais. Geras klausimas, ko tikėtis toliau, kai kelių savaičių įvykių kontekste iš ties matome, kaip sunku prognozuoti tai, kas gali būti rytoj. Tai yra geopolitinės įtampos, ekonominių ir energetikos rinkų svyravimai, taip pat Irano situacija, globalios infliacijos aidai. Ar galime būti absoliučiai ramus, ar mūsų prognozės išsipildo net ir netolimoje ateityje? Taigi visą tai liečia Lietuvos ekonomiką, būsto rinką ir jūsų investicinius portfelius. Todėl šiandien sukvietėme 3 geriausius Swedbank ekspertus, kad gautume čia ir dabar aiškias, praktiškas, į ateitį orientuotas įžvalgas. Šiandien mūsų transliacijoje turėsime 3 pranešėjus. Kiekvieno pranešimo metu jūs iš karto galėsite pateikti savo klausimus pranešėjams, kuriuos iš karto užduosime po kiekvieno pranešimo. Tai padaryti galite 2 būdais. Vienas iš jų yra nuskanuoti savo telefonu QR kodą matomą ekrane, na ir patekus į specialią skiltį, kur nuveda QR kodas, paspausti ir tiesiog parašyti savo klausimą. Sekantis būdas yra tiesiog keliauti į slaido programėlę, slaido puslapį, tenai pažymėti grotažymės, Swedbank 2026 atsakymai ir dalyvaukite kuriant klausimą. Taigi taip pat galite pateikti klausimą ir tokiu būdu. Dabar priminsiu, kad 3 pranešimai yra visiškai skirtingi, bet atliepiantis dabartinę situaciją, kurioje esame konkrečiai šiandien. Pirmiausiai, netrukus pakviesiu Nerijų Mačiulį, vyriausiąjį Swedbank ekonomistą, kuris apžvelgs pasaulio ekonomikos apžvalgą, dėl ko nerimauti toliau, ar kaip tik galbūt nerimauti ir įsiklausyti eksperto įžvalgas. Po Nerijaus pakviesime investavimo ekspertą, Swedbank investavimo ekspertą, gerbiamą Vytenį Šimkų, kuris parodys, kaip energetikos šokai keičia skirtingas turto klases ir portfelio rizikas. Ir galiausiai trečioji pranešėja, tai bus Swedbank ekonomistė Greta Ilekytė, kuri pristatys Lietuvos ekonomikos ir būsto rinkos prognozes, bei atsakys, ar būsto rinka jau pasiekė kvestavimo etapą. Taigi kviečiu tikrai išsakyti savo mintį klausimo formą ir gauti reikiamą atsakymą. Akivaizdu, kad net ir per šią savaitę mes turime tiek susikaupusių įvykių, kurie tikrai turi būti tinkamai paaiškinti ir tai padarysime šios transliacijos metu. Taigi, pirmiausiai noriu pakviesti pirmąjį pranešėją, kaip ir minėjau, tai Swedbank vyriausiasis ekonomistas, daktaras Nerijus Mačiulis. Pasaulio ekonomikos apžvalga, dėl ko nerimauti toliau. Prašau, gerbiamas Nerijau. Sveiki. Iš tiesų įvykių labai daug. Lygiai prieš metus mes labiausiai nerimavome dėl JAV prezidento paskelbtų importo muitų. Jie niekur nedingo, nors ir aukščiausiasis teismas paskelbė, kad dalis jų negalioja, bet dar šią savaitę iždo sekretorius sakė, kad galioja ir galios yra kiti įstatymai, kurie suteikia prezidentui teisų tuos muitus įvedinėti. Ir matome, kad efektyvus muito tarifas šiuo metu išlieka maždaug 3-4 kartus didesnis nei buvo prieš metus. Tai to poveikis yra šioks toks ir bus, bet be jokios abejonės pastarąsias kelias savaitės mes turime rimtesnių įvykių, dėl kurių nerimaujame ir kuriam laikui importo muitus ir JAV užsienio prekybos politiką paliekame nuošalyje. Aišku, kad Hormūzo sąsiauris, jo struktūrą, geografinę vietą dabar jau žino visi puikiai ir toliau tęsiasi dėrybos, sunku pasakyti, kiek ilgai truks paliaubos ir kada jos baigsis. Tradicinė pietinė Hormūzo sąsiaurio dalis, per kurią visuomet keliaudavo laivai į Persijos įlanką ir iš Persijos įlanką, išlieka uždaryta.
tikėtina, kad yra bent iš dalies užminuota. Šiaurinė dalis, kuri yra Irano teritorijoje, buvo kurį laiką aktyviai naudojama ypač Irano naftos eksportui į Kiniją, kitas Pietryčių Azijos valstybės, bet po šio savaitgalio trumpam pridaryta, bet vėlgi ta paskelbta JAV prezidento blokada yra tik tai truputėlį simbolinė, nes per pastarąsias 24 valandas daugiau negu 20 laivų vis tik tai kirto šį sąsiaurį. Tos paliaubos nėra labai svarbios, didžiąja dalimi vis tik tai Hormūzo sąsiauris yra, laivyba jame yra labai smarkiai apribota, pasaulis yra praradęs maždaug 15% naftos ir suskystintų gamtinių dujų. Taip pat, aišku, kol kas rinkos tikisi, kad tai bus tik tai laikinas sukrėtimas ir laivyba per artimiausius mėnesius bus atstatyta. Aišku, kad čia optimizmo yra daug, bet nesunku įsivaizduoti scenarius, prie kurių iš tiesų tas konfliktas užsitęsia. Aš čia priminsiu, kad prieš 2,5 metų mes turėjome kitą problemą, kuomet Sueco kanale Hučių karinė grupuotė sutrikdė laivybą prie Bab el-Mandebo sąsiaurio ir ta laivyba net dabar nėra atsistačius ir apie 50% mažesnis laivų srautas ir didelė dalis laivų pakeitus yra savo kryptį ir keliauja aplink Afrikos pietus. Tai čia įvairių scenarijų galimybė išlieka nemaža ir tas sutrikimas iš Persijos įlankos gali išlikti ilgiau negu kelias savaitės. Tiesa, žiūrint į žaliavų rinkas, matome, kad optimizmas išlieka, net ir po to, kai dėrybos praėjusį savaitgalį sužlugo. Matome, dabartinė kaina naftos yra gana aukšta, bet ateities sandoriai rodo, kad išlieka lūkestis, kad jau antrą pusmetį naftos kaina nukris arti to lygio, kuriame buvo vasario pabaigoje. Taip pat žiūrint ir į suskystintų gamtinių dujų kainą, kas turbūt mums dar yra svarbiau net negu naftos kaina, taip pat matome, kad jų kaina šiuo metu siekia apie 45 eurus už megavatvalandę, taip brangiau negu buvo šių metų pradžioj, bet maždaug tiek pat, kiek kainavo praėjusių metų pradžioj ir kelis kartus mažiau negu 2022 metais. Tai bent jau kol kas trūkumo nėra. Vėlgi čia galima įsivaizduoti blogų scenarijų, kol kas suskystintos gamtinės dujos nėra brangios dėl to, kad jų pakankamai importuojame iš Jungtinių Amerikos valstijų. Bet jeigu Baltųjų rūmų šeimininkas nuspręstų, kad dėl vienų ar kitų priežasčių reikėtų apriboti suskystintų gamtinių dujų eksportą, tai jau būtų labai rimta problema Europai. Žiūrint į kitus infliacijos šaltinius, į tai, kas galėtų sukelti ekonomikos nuosmukį Europoje, mes nematome jokių didesnių problemų, bent jau kol kas. Priešingai nei 2022 metais elektros kainos visiškai nepadidėjo. Aišku, yra pavasaris, pakankamai elektros gaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Sumažėjus yra priklausomybė nuo gamtinių dujų, dėl to matome tiek Lietuvoje, tiek daugelį kitų Europos valstybių elektros kainos ir ateities sandoriai rodo, kad elektra šiemet neturėtų pabrangti. Taip pat priešingai nei 2022 metais transportavimo kaštai nėra labai padidėję, konteinerio gabenimo kaina iš Azijos į Europą išlieka panaši, šiek tiek padidėjus, bet nedramatiškai. Taip pat ir nėra sutrikusios tiekimo grandinės, nors 5% visų pasaulio konteinerio ir tanklaivių, konteinerinių laivų ir tanklaivių yra įstrigę Persijos įlankoje, bet kol kas trūkumo esminio nėra. Dar vienas kanalas, per kurį matėme jau šiek tiek poveikį galimai didesnei infliacijai, yra trąšos, ypač azoto trąšos, kurios gaminamos iš gamtinių dujų. Jų kaina padidėjo apie 50%, ateities sandoriai rodo, kad irgi tai turbūt bus tik tai trumpalaikė problema. Taigi, žiūrint į žaliavas, matome visur didelį optimizmą, kad greičiau anksčiau negu vėliau šios problemos išsispręs. Turbūt vienas iš esminių skirtumų dabartinės situacijos lyginant su 2022 metais yra pigesnės maisto žaliavos. Tuomet dėl baimių, jog bus visiškai sustojęs grūdų eksportas ir iš Rusijos, ir iš Ukrainos, daugelio grūdų kainos pakilo į labai aukštą lygį, bet šiuo metu jos yra mažesnės apie 15-20% negu buvo 2022 metų pradžioje. Tai bent jau per šį kanalą didelio infliacinio spaudimo nėra. Taip yra dėl to, kad ir didesni pasėlių plotai, buvo geras derlius, šiuo metu yra rekordinės visų grūdinių kultūrų atsargos, visą tai nesukėlė maisto kainų, net ir tuomet, kai ženkliai pabrango trąšos. Vis tik
Centrinis bankas, Europos centrinis bankas žiūri į didėjančias kuro kainas, žiūri ir galvoja apie infliacijos lūkesčius ir antrinius kanalus ir jau signalizuoja, arba bent jau rinkos lūkesčiai yra, kad palūkanų normos turės didėti ir šiuo metu rinkos tikisi, kad apie 0,5 procentinio punkto, nuo 2 iki 2,5% galėtų padidėti palūkanų normos šiemet. Tai nėra toks palūkanų normų šuolis, kaip buvo 2022 metais, bet vis tiek šiek tiek Centrinis bankas turėtų reaguoti. Na, daugam gali kilti klausimų, kodėl Centrinis bankas turėtų didinti palūkanų normas, tokiu būdu nesumažins nei gamtinių dujų, nei naftos, nei kuro kainų, bet Centrinis bankas paprastai galvoja ir apie pasiekmes, ypač po 2022 metų, kuomet dažnai teigiama, kad pavėlavo šiek tiek su palūkanų normų didinimu ir infliacijos kontrolė, galvoja, kaip tai galėtų paveikti infliaciją ateityje. Pabrangęs kuras, kaip nuvilnys per kitų prekių ir paslaugų kainas, galų gale infliacijos lūkesčiai, darbo kaštų augimas, indeksavimas, visą tai galėtų pakelti infliaciją aukščiau 2 procentų per ateinančius 2 metus ir dėl to Centrinis bankas bando šiek tiek prislopinti paklausą ir užkirsti kelią infliacijos didėjimui. Tas 0,5 procentinio punkto palūkanų normų padidėjimas nėra labai reikšmingas, jisai nepakeis čia nei vartojimo tendencijų, net ir ta infliacija, kuri prie dabartinių aplinkybių, žiūrint į tai, kaip pasikeitė naftos, dujų, elektros, kitų žaliavų kainos, eurozonoje galėtų pakilti infliacija iki 3 procentų, tai tikrai nėra taip dramatiškai kaip 2022 metų 10 procentų palūkanos. Ir matome, ekonomikos atsigavimas eurozonoje tęsiasi, praėjusiais metais jau pradėjo augti mažmeninė prekyba beveik visose didžiosiose eurozonos valstybėse, tęsiasi ir šių metų pradžioje, šiek tiek turbūt sumažės perkamoji galia dėl infliacijos, prislopins šiek tiek vartojimą ir neigiami lūkesčiai bei aukštesnės palūkanų normos, bet tai nėra tai, kas sustabdytų vartojimą ir ekonomikos augimą, kaip tai buvo 2022 metais. Yra ir kitų eurozonos ekonomikos augimo šaltinių. Mes matome, kai kuriuose bent jau eurozonos valstybėse atsigavo sparčiai investicijos. Italijoje, Ispanijoje, kitose pietų valstybėse, tai aišku, RRF lėšos, kurios paskatino investicijų augimą. Kol kas jos stagnavo Vokietijoje ir Prancūzijoje, bet ir šiemet ir kitais metais matysime daug didesnės investicijas į gynybą, infrastruktūrą. Tai jau yra numatyta biudžetuose valstybių ir aišku, kad tai atsispindės spartesnėme investicijų augume. Turbūt silpniausia eurozonos vieta išlieka jos pramonė. Žiūrint visas didžiasias eurozonos valstybės, matome, kad pramonės apimtis, apdirbamosios gamybos apimtis yra žemiausiame lygyje nuo 2019 metų. Tai tam, aišku, turėjo įtakos ir energijos krizė, kuri buvo 2022 metais, ir pasikeitusi ekonomikos struktūra, ir prarandamas konkurencingumas Kinijai kai kuriais atvejais. Tai čia ta silpna vieta išlieka, bet pramonė sudaro apie 15-20 procentų ir tol, kol tai nėra didelio gilaus nuosmukio, tai nenuvilnyja per visą ekonomiką ir, kaip matome, ekonomika auga dėka paslaugų sektoriaus, dėka vartojimo. Įdomu tai, kad importo muitai, kurie buvo pritaikyti didžiausiai Kinijai, kol kas neparklupdė Kinijos ekonomikos, eksportas toliau augo, užsienio prekybos perteklius Kinijos beveik rekordinėse aukštumose, šiek tiek tik tai persidėliojo tiekimo grandinės ir Kinija šiuo metu daugiau eksportuoja į Europą, į kitas Azijos, Pietryčių Azijos valstybės. Ir dažnai tai yra tiesiog tarpinė stotelė, kur tos galutinės prekės vis tiek pasiekia Jungtinės Amerikos valstijas. Tai labai didelio poveikio, tokio, kokio mes baiminomės praėjusiu metu balandžio mėnesį, žiūrėdami į didesnius importo muitus, nebuvo ir turbūt nebus, matant, kad vis tik tai aukščiausias teismas apribojo JAV prezidento galimybės įvedinėti vienašališkai muitus. Kinija, aišku, turi ir vidinių problemų, jau 5 metus besitęsianti nekilnojamo turto krizė, dideli pertekliniai gamybiniai pajėgumai, kas pavirsta iš dalies mums naudinga tendencija, eksporto kainos Kinijos mažėja, tai yra eksportuoja Kinija ne tik daugybę prekių, bet ir defliaciją, tai ir matome sumažėjusių kai kurių prekių kainos Europoje, bet aišku, tai yra galvos skausmas ir Europos pramoniai, kur konkuruoti bent kai kurių prekių sektoriuose yra daug sudėtingiau. Ir didžiausia pasaulio ekonomika, kuri turbūt labiausiai nustebino pastaraisiais metais, Jungtinės Amerikos valstijos, visi tie sukrėtimai, kuriuos mes matėme, pradedant ir nuo infliacijos, ir nuo palūkanų normų šoko, ir nuo persidėliojančių tiekimo grandinių ir didesnių importo muitų, kol kas nesustabdė ekonomikos augimo.
JAV gyventojų vartojimas auga labai stabiliai, tam neturėjo įtakos nei infliacija, nei didesnės palūkanų normos. Taip pat skatina toliau JAV ekonomikos augimą ir fiskalinė politika. Tai yra didelis biudžeto deficitas, kuris siekia apie 6% BVP ir nėra jokio plano sumažinti tą biudžeto deficitą. Taip pat, aišku, ir JAV prezidento priimta ta vadinama Big Beautiful Bill, sumažinti mokesčiai, kurie taip pat šiemet turi teigiamos įtakos bent jau dalies gyventojų pajamoms ir jų galimybėms vartoti. Viena iš turbūt pagrindinių priežasčių, dėl ko JAV ekonomikos augimas visai neišsikvėpė pastaraisiais metais, buvo investicijų bumas į dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Tai yra ir intelektinė nusavybė, ir lustai, ir aišku, duomenų centrų statyba. Ir čia matote, kaip išsiskiria investicijų tendencijos Jungtinėse Amerikos valstijose. Rekordiškai didelės investicijos yra į duomenų centrus, į skaičiavimo galią, visą tą infrastruktūrą, kuri reikalinga dirbtiniam intelektui, dirbtinių neuroninių tinklų treniravimui, bet tuo pačiu metu jau daugiau negu 2 metus tęsiasi nuosmukis būsto ir kitų statybų sektoriai, kurie nesimato žiūrint į bendrus BVP rodiklius, nesimato žiūrint į bendras investicijas, bet žiūrint į atskirus komponentus, štai matome, kad statybos naujų biurų, naujų būtų yra sumažėjusios, naujų būtų statoma mažiausiai nuo šio dešimtmečio pradžios. Ir pirmą kartą istorijoje statybų duomenų centruose yra daugiau negu biurų. Tai yra darbo vietų robotams yra statoma daugiau negu darbo vietų žmonėms. Nauja tendencija, kuri tikėtina tęsis ir šiemet, ir kitais metais. Visą tai, aišku, turi ir šalutinių nelabai palankių tendencijų. Užimtumas Jungtinėse Amerikos valstijose beveik nedidėja, tai yra susiję iš dalies su ciklinėmis priežastimis, bet iš dalies ir vis dažniau pasvarstoma apie tai, ar dirbtinio intelekto revoliucija nesumažins užimtumo aukštesnės pridėtinės vertės paslaugų sektoriuose. Tai tam kol kas priežasčių daug nėra, bet žiūrint į užimtumą matome, kad bent jau naujų vietų sukuriama yra daug mažiau, negu jų buvo per pastarosius kelerius metus. Ir tuo pačiu metu yra kita problema, kurios dažniausiai kartu nevaikšto, bet šį kartą vaikšto kartu, tai yra ir didesnio nedarbo rizika padidėjus yra, ir didesnės infliacijos. Infliacija nenukrito iki JAV centrinio banko 2% tikslo kartelės jau pastarosius 4 metus ir dabar matome vėl jos didėjimo ženklų. Tai prie to prisideda šiek tiek ir importo muitai, kurie kelia importuojamos produkcijos ir žaliavų kainas. Ir taip pat, aišku, dabar jau ir energijos krizė. Nors JAV yra grinoji energijos eksportuotoja, bet sumažėjusi pasiūla iš vidurio rytų pakėlė kainas visur. Taip pat ir Jungtinėse Amerikos valstijose, dėl ko nėra patenkinti JAV gyventojai ir dėl ko, aišku, Baltųjų rūmų šeimininkas ieško greitos išeities iš susidariusios padėties. Turbūt sudėtingiausią dilemą sprendžia JAV centrinis bankas. Ką daryti reikės toje aplinkoje, kai galimai pradės didėti nedarbo lygis, bet tuo pačiu metu infliacija išlieka virš 3%. Ir jeigu metų pradžioje buvo lūkestis, kad Fedas mažins palūkanų normas bent 2 kartus, šiuo metu to lūkesčio nėra, bet priešingai nei Europoje nėra ir lūkesčio, kad centrinis bankas didintų palūkanų normas. Palūkanų normų padidinimas turbūt sukeltų labai nedraugiškos reakcijos iš JAV prezidento, kuris kone kiekvieną savaitę reikalauja mažesnių palūkanų normų. Palūkanų normų mažesnių reikia dėl daugelio priežasčių, kaip ir sakiau, būsto rinka yra įšalusi, statybų apimtys yra mažos, bet ir žiūrint, pavyzdžiui, į kai kurias finansų sistemos dalis, mes matome štai JAV gyventojų vėluojančių paskolų dalis yra didžiausia nuo 2008-2009 metų krizės. Tai žiūrint ir automobilių paskolas, kreditų kortelių vėlavimus, vartojimo paskolų vėlavimus, jie yra labai padidėję. Ir tai yra iš dalies susijęs su aukštom palūkanom, bet ir iš dalies dėl to, kad realus pajamų augimas nėra didelis ir jeigu toliau padidėtų nedarbo lygis, tai galėtų dar labiau paaštrinti šią problemą ir turbūt sumažintų JAV komercinių bankų apetitą ir norą kredituoti tolimesnį vartojimą. Ir greta dar tos dirbtinio intelekto rizikos, kuri yra aišku ir galimybė, bet ir rizika, mes ir turime kitą temą, kuri epizodiškai vis išlenda į žiniasklaidą. Vieno kito komercinio banko vadovas vis užsimena apie tai, kad tai yra didėjanti problema.
Tai yra privataus kredito portfelis. Ir žiūrint į JAV komercinių bankų balansus, paskolų portfelio kokybę, mes nematome ten jokių problemų, išskyrus ten kai kurias mažų kategorijų paskolų vėlavimus, bet taip yra dėl to, kad nuo šio dešimtmečio pradžios sparčiausiai augo paskolų portfelis į pačią neskaidriausią bankų paskolų portfelio dalį, tai yra tos vadinamos kitos paskolos, kur yra suteikiamos ne bankinėms finansinėms institucijoms, taip pat ir privataus kredito įmonėms, kurios jau tuomet kredituoja aukšto finansinio sverto, didesnės rizikos projektus ir įmonės. Ir matome, nuo šio dešimtmečio pradžios tas paskolų portfelis padidėjo daugiau negu trilijonų ir 700 milijardų dolerių. Apskritai tas privataus kredito portfelis vertimas yra virš 2 trilijonų dolerių ir jo kokybė tikėtina yra gana prasta. Ten yra įvairios rizikos, tiek aišku perteklinis finansinis svertas kai kurių įmonių, tiek paslaugų įmonės, kurių dalį pajamų gali atimti ir dirbtinis intelektas. Ir ta didėjanti rizika atsispindi, pavyzdžiui, žiūrint į listinguotas privataus kapitalo įmonės, beveik visos jos, jų akcijų kaina yra labai sumažėjusi, būtent vertinant riziką apie tai, kokia yra to paskolų portfelio kokybė ir kada ji gali išlysti ir nuvilnyti per visą finansų sistemą. Tai tikrai nėra tokio masto problema, kaip mes matėme, pavyzdžiui, būsto paskolų rinką 2008 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, bet tai galėtų sumažinti JAV komercinių bankų apetitą, norą skolinti ir, aišku, sustabdytų ekonomikos augimą. Taigi, apibendrinant, mes matome turbūt 3 didelės problemas, tai yra JAV vykdoma užsienio politika, ekonominė politika, prekybos politika plačiaja prasme, tai yra tikrai keičiama, o iš tikrųjų tai ir griaunama nusistovėjusi taisyklėmis grįsta pasaulinė liberali sistema. Tai kol kas neturėjo labai didelės neigiamos įtakos ekonomikos augimui, bet šie procesai gali būti netiesiniai ir galėtų jie sulūžti. Tai kol kas mes žiūrėdami į šių metų perspektyvas, net ir matydami didesnės energijos kainas, net ir matydami kitas rizikas, taip pat matome ir stiprų besitęsiantį tiek JAV ekonomikos augimą, tiek besitęsiantį eurozonos ekonomikos augimą. Tiesa, lėtesnį nei buvo prognozuota metų pradžioje prieš prasidant karui vidurio rytuose. Tai čia kol kas tai, kas įvyko per pirmuosius šių metų mėnesius, buvo nemažai netikėtumų, nemalonių netikėtumų, turinčių pasiekmių kai kurioms pasaulio valstybėms, bet kol kas neturinčių daug pasiekmių Europos ekonomikai. Bet tuo pačiu metu reikia pripažinti, kad neapibrėžtumo šaltinis išlieka, kompleksinių rizikos šaltinių yra labai daug ir jeigu prieš metus labai nerimavome dėl importo muitų, dabar tikrai yra priežasčių nerimauti dėl procesų vidurio rytuose, turbūt sakyčiau, kad maža tikimybė, kad per ateinančius metus neatsiras dar vieno didelio netikėtumo, kuris galėtų paveikti pasaulio ir Lietuvos ekonomiką. Tai kol kas viskas atrodo neblogai, bet rizikos yra padidėjusios. Tai kol kas tiek ir tada laukiu jūsų klausimų. Taigi dėkojame vyriausiajam Swedbank ekonomistui, daktarui Nerijui Mačiuliui už labai įdomias ir reikšmingas šiai dienai įžvalgas ir klausimai jau plaukia, akivaizdu, kad kiekvienam Swedbank vartotojui, klientui yra aktualūs visi šie klausimai ir būsimi, kuriuos aptars dar likę 2 pranešėjai. Na, o dabar, Nerijau, tai jeigu ir pabaigėt su skaidre, kurioje Trumpas vaizduojamas kaip Jėzus Kristus, nors jisai sakė, kad labiau čia su Raudonu kryžiumi turėjo būti susiję ir jis tarsi kaip gydytojas gydo žmonės, tai kokia ta gydomoji piliulė labiausiai dabar duotų ramybės rinkoms ir tas prognozuojamumas turėtų ilgalaikę tokią perspektyvą, nes įsivaizduoju, kad sukurti net ir tokį pranešimą tikrai nėra lengva ir jis gali galioti savaitę, gal net mažiau kartais. Taip, iš tiesų ta nuotrauka yra galbūt, Donaldas Trumpas kelia daug nuotraukų į savo socialinį tinklą, daugelis jų yra labai kontroversiškos, sugeneruotos dirbtinio intelekto. Ši buvo tuo išskirtinė, kad sulaukęs didelio pasipriešinimo, plataus masto pasipriešinimo visame pasaulyje ir net dar tarp savo rinkėjų, jis ją ištrynė ir sako, kad aš nenorėjau savęs pavaizduoti kaip Jėzų, aš čia save pavaizdavau kaip gydytoją.
Tai visiškai teisus esi, gyvename labai greitai besikeičiančiame pasaulyje ir įdomu tai, kad didžioji dalis naujienų mus pasiekia savaitgalį. Kai paprastai būdavo galima savaitgalį ilsėtis, tai taip nėra ir pavyzdžiui, praėjusį savaitgalį Donaldas Trumpas tiek prirašė ir tiek prikėlė ir tiek prisakė visko, kad turėjo laisvo laiko. Dar dabar rinkos virškina tą. Tai dėja, kol kas lengvos išeities nėra, gali tekti palaukti 2028 metų. Tai tos prognozės tikrai tokios yra visą laiką labai balansuojančios ant ribos ir reikia reaguoti, žiūrėti, kas gali įvykti net ir po kelių valandų. Dėl to net ir vengiau konkrečių skaičių sakyti, nes turbūt nėra labai didelės prasmės pasakyti, ar čia eurozonos ekonomika augs 1% ar 0,5%. Kol kas ta teigiama tendencija išlieka, bet be jokios abejonės mes esame labai arti tos bedugnės, kur dar viena kita klaida gali stumtelti visą pasaulį link nuosmukio. Akivaizdu, kad tie punktai buvo labai aktualūs Swedbank klientams ir palūkanų normos palėtimas, kad Trumpas reikalauja savo šalies bankų mažinti palūkanas, akivaizdu, kad kelia ir čia klausimų, kaip ir ar keisis palūkanų norma dėl geopolitikos iššūkų susijusių su JAV politika. Ar jau reaguoja Euribor? Taip, tai ko rinkos dabar tikisi, kad vėlgi didelis svyravimai priklausomai nuo to, ką parašo savaitgalį Donaldas Trumpas, tai gali 0,5% punkto pajudinti ir aišku, kaip vyksta dėrybos, kokie lūkesčiai, kaip naftos kaina, kada galėtų grįžti prie normalaus lygio. Tai šiuo metu rinka jau taip pilnai yra įkainojusi, kad bent 0,5% punkto turėtų padidinti palūkanų normas Europos centrinis bankas, reaguodamas į tą infliaciją, nors ir suprasdamas, kad jos visiškai negali kontroliuoti. Atitinkamai pajudėjo ir Euriboras, nes Euriboras pasikeičia tuomet, kai atsiranda rinkoje lūkesčiai. Ir pavyzdžiui, šių mėnesių Euriboras ir rodo, kiek tikisi rinka, kad Europos centrinis bankas per tos 6 mėnesius pakels palūkanų normas. Tai aš manau, kad galbūt užteks vieno karto, ypač jeigu per artimiausią mėnesį pavyks pasiekti paliaubas, tikras paliaubas ir atstatyti laivybos rautą Hormūzo sąsiauryje, turbūt Europos centrinis bankas nesistengs labai užgniaužti ekonomikos, matydamas ir tai, kad, kaip ir sakiau, dabar yra kitaip negu 2022 metais. Iš esmės yra tik tai vienas infliacijos šaltinis, tai yra trūksta naftos ir dujų, kurios keliauja iš Hormūzo sąsiaurio. Žiūrint į visas kitas žaliavas, kitur vartojimo lygi nėra didelios infliacijos šaltinių. Tai čia yra ta gydomoji piliulė ties tuo sąsiauriu. Jeigu ten pasitvarko, iš karto vėl kita reakcija. Tai iš to išplaukia ir kitas klausimas. Infliacija numatoma ne iš vartojimo didėjimo, čia pastebėjimas, o struktūrinių energetikos problemos. Ar ECB palūkanų didinimas tikrai yra teisingas sprendimas infliacijai suvaldyti? Čia vėlgi mūsų žiūrovo klausimas. Labai geras klausimas, kuris tikrai daugam kyla, ypač matant, kad štai infliacijos šaltinis yra visiškai nesusijęs su procesais, kurie vyksta eurozonoje. Tai yra, trūksta naftos, dujų, užsidaręs Hormūzo sąsiauris. Tai aš manau, kad normaliomis aplinkybėmis Europos centrinis bankas turėtų nereaguoti į šitą infliaciją ir tokių klaidų Europos centrinis bankas ir kiti centriniai bankai yra padarę praeitie. Pavyzdžiui, 2011 metais po arabų pavasario, po Fukushimos atominės elektrinės katastrofos buvo naftos kainos šuolis nuo $80 iki $120, labai panašiai kaip dabar. Eurozono infliacija padidėjo nuo 2% iki 3%, tuometinis Europos centrinio banko prezidentas Trichet pakėlė palūkanų normas 2 kartus, eurozona atsidūrė recesijoje, dar tais pačiais metais pradėjo mažinti palūkanų normas. Tai aišku, kad tokia reakcija į energijos kainų, žaliavų kainų sukeltą infliaciją yra perteklinė ir nereikalinga. Bet dabar centriniai bankai dar puikiai atsimena 2022 metus, kai jie kartojo, kad čia bus laikina infliacija, bet pakilo į aukščiausią lygį per ketvirtį amžiaus. Tai dabar turbūt sakyčiau, kad Europos centrinis bankas, keldamas palūkanų normas, labiau kovos su savo reputacija, ar tiksliau gydys savo reputaciją, o ne kovos su infliacija. Europos pramonės kritimas kokiuose industrijose fiksuojamas labiausiai? Automotive ar ES turėtų imtis priemonių ribojant Kinijos importą į bendriją? Taip, pagrindinės dvi pramonės šakos, kurios yra labiausiai nukentėjusios, tai yra automobilių pramonė ir susijusi pramonė. Konkurencingumas lyginant su Kinija yra visiškai prarastas ir net įvedus 20-30% importo muitus Kinijos automobiliams, jie išlieka gerokai pigesni, jų kaina yra gerokai mažesnė negu Europoje gaminamų automobilių. Tai yra ir dėl objektyvių priežasčių, to technologinio progreso ir mažesnių sąnaudų, bet ir ne dėl objektyvių priežasčių, tai yra subsidijavimas, lengvatinės paskolos, žemė ir visa kita, kas leidžia Kinijai pasiekti didesnį efektyvumą ir mažesnės sąnaudas. Tai čia yra vienas sektorius, kitas sektorius, aišku, yra energijai intensyvi pramonė, visa chemijos pramonė, kur akivaizdu, kad jeigu elektra, dujos yra 2-3 kartus brangiau negu kitose pasaulio valstybėse,
toms pramonėms šakoms yra labai sunku konkuruoti. Tai atsiradęs pasienio anglies dvideginio mokestis, kai kurie muitai, jie truputėlį padeda apsaugoti Europos rinką. Europa bando vis dar išlikti tos laisvos pasaulinės prekybos bastionų, neiti tuo keliu, kuriuo eina Junktinės Amerikos valstijos, bet turbūt teks ir didesniais mokesčiais bandyti apsaugoti. Priešingų atveju grėsia deindustrializacija ir svarbių pramonės šakų praradimas, kas irgi nebūtų labai gerai. Ar Amerikos prezidento vėlgi pareiškimai apie tai, kad jeigu pagausim Kiniją tiekiant Iranui galbūt ar ne kažkokius tai elementus, iš karto 50% muitai. Ar šita dedamoji vėl gali iškreipti bendrą situaciją ir paveikti Europą? Didžioji dalis tų gąsdinimų yra tik tai gąsdinimai ir signalizavimai, jų yra labai daug, ypač savaitgaliais, ypač tuomet, kai yra blogų naujienų ir sugadinta nuotaika Baltuosiuose rūmuose. Vis tik tai aukščiausiasis JAV teismas yra apribojęs prezidento galimybės taip labai greitai plačiai veikti iš karto taikyti, ar ne? Tos importo muitus, bet net ir be to mes matome, kad Kinijos eksportuotojų užimama rinkos dalis Europoje didėja, tai yra išliekanti problema, bet Europa negali taip labai grubiai apsistatyti mokestiniais barjerais ir sakyti, kad mums netinka, nes yra priklausoma nuo daugybės komponentų, tų pačių retųjų mineralų, baterijų pirkimo iš Kinijos. Tai čia dėja nėra lengvo sprendimo šitai problemai. Ir vienas paskutinių klausimų, tai grįžkime dar į savo kiemą bendrame globalaus pasaulio kontekste. Ir 26 metų netikėta ta krizė, Hormuzo sąsiauris, artimieji rytai ir Lietuvos biudžeto rizika. Na, visi žiūrime į kuro kainas degalinėse ir čia vėlgi niekas nieko negali nuspėti, ar ne? Ar ilgiau, ar trumpiau gyvensime su tuo nerimu, tai kokiose rizikos Lietuvos biudžetui, surenkamumui galbūt ir galų gale taikomiem dabar metodam vyriausybės? Taip, tai Lietuvos biudžeto deficitas yra, jeigu skaičiuotumėm eurais, tai visų laikų rekordas. Lietuva turės skolintis vien apie 7 milijardus eurų tam, kad padengtų skirtumą tarp surenkamų mokesčių ir įsipareigojimų viską finansuoti ir mokėti. Bet įdomu tai, kad šiaip jau infliacija ir brangesnis kuras biudžeto pajamoms yra gera naujiena. Didesnė infliacija, didesnės PVM pajamos. Tai šitoj vietoje nėra labai rizikos, kad bus didesnis biudžeto deficitas negu suplanuota, juolab, kad kol kas tos pagalbos priemonės buvo tokios simbolinės ir nereikalauja papildomo skolinimuose, bet jo nelabai ir reikia. Mes ką matome žiūrėdami į kovo mėnesio duomenis, dar prieš tai, kai pasiekė gyventojus pensijų antros pakopos pinigai, vartojimas nebuvo visiškai sustojęs, nebuvo jokių neigiamų tendencijų, gyventojų reali perkamoji galia auga, net ir su tom padėjusiom kuro kainoms, iš tikrųjų tai krizės čia jokios nėra. Didelio šoko reakcijos kol kas neišgyvename. Ritmas pakankamai normalus. Kol kas jokios šoko ir jokios reakcijos nėra. Didžiausia neigiama reakcija yra naujienų antraštėse. Kągi, ačiū labai daktarui Nerijui Mačiuliui, vyriausiam Swedbank ekonomistui, už labai geras įžvalgas. Dėkojame jums. Na, o mes tęsėme mūsų transliaciją ir, kaip minėjau, dar 2 pranešėjai laukia. Swedbank geriausi specialistai ir vienas jų tai yra investavimo ekspertas Vytenis Šimkus, kuris parodys, kaip energetikos šokai keičia skirtingas turto klases ir portfelio rizikas. Taigi, kviečiame gerbiamą Vytenį. Sveiki visi. Taip, krizė artimuosiuose rytuose veikia mūsų finansus ne tik per kuro kainas, bet ir per mūsų turtą ir investicijas. Ir mėnesis šitas tikrai buvo labai permainingas finansų rinkose. Mes matėme metų pradžią, kurią investuotojai pradėjo tikrai optimistinėmis nuotaikomis. Buvo tikėtasi labai stiprių metų, tikimasi stipraus akcijų augimo, godumo lygis rinkose buvo pakankamai aukštas ir, Hormuzo sąsiaurio uždarimas visada visose analizėse buvo tokiom raudonom dideliam raidėm užrašytas kaip toks apokaliptinis praktiškai scenarijus, kuris gali paskandinti pasaulio ekonomikai labai gilę recesiją ir tikrai labai rimtai sukrėsti. Ir matėme tikrai pakankamai stiprų baimės padidėjimą rinkose, bet tas padidėjimas buvo pakankamai trumpalaikis. Ir matėm, kad rinkos buvo daug atsparesnės, negu buvo galima tikėtis, kiek to sąsiaurio uždarimas buvo mitologizuotas ir paskelbus paliauboms nuotaikos rinkose
pasitaisė labai stipriai ir bendrai jos nebuvo tokios ryškiai blogos, kaip pavyzdžiui praėjusį pavasarį, tada, kai buvo pats intensyviausias muitų karo etapas. Bendrai, kad įvertinti, kiek tos rinkos racionaliai ar neracionaliai pasikoregavo, verta pasižiūrėti tai, kokio masto mes energetikos šokų turime reikalų. Kalbėjo apie tai ir Nerijus, bet verta pasižiūrėti, pavyzdžiui, naftos kainą, pakoregavus ją pagal bendrą kainų lygį, nes žinom, kad mūsų pajamos auga, bendras kainų lygis didėja ir $100 kainuojanti nafta šiandien yra ne taip reikšminga, kaip $100 kainuojanti nafta 2008 metais, pavyzdžiui. Bet šokas neapsiriboja tik nafta. Jeigu žiūrėti tik į naftos kainos reakcija yra pakankamai didelė, bet istoriškai netokia reikšminga, tačiau paveikta labai stipriai yra kuras, ypač dizelinas, gamtinės dujos, ypač Azijos šalyse, artimuosiuose rytuose buvo perdirbama labai daug aliuminio, pagaminama trąšų, helis, koks labai retai susimastome apie tai, ar ne, mes susidurėm tik tai balionuose, bet jisai labai svarbus mediciniai įrangoje ir mikroprocesorių gamyboje. Yra sutrikdyta labai daug tiekimo grandinių. Ir sutrikdyti yra tikrai labai reikšmingi kiekiai, bet mums visai pasisekė, kad jie sutrikdyti pakankamai palankiu metu. Mes pradėjome šios metus su rekordiškai mažomis energijos kainomis. Visi kalbėjo apie dujų, naftos rinkos perteklių ir sistema turėjo pakankamai daug buferių, kad galėtų amortizuoti bent jau trumpam laikui. Ir mes šitą mėnesį sugebėjome pragyventi su santykinai mažais sutrikdymais, bet tų sutrikdymų gali būti ateityje daugiau. Kaip ir minėjau, per tokias nenumatytas tiekimo grandinių sutrikdymus. Kita turbūt naujiena yra ta, kad nepaisant optimizmo rinkų, kad viskas baigsis pakankamai greitai, tai ką kalbėjo Nerijus, situacija nesinormalizuos labai greitai. Mėnesis, kai laivai neplaukioja reguliariai, reiškia, kad naftos kainos, net jeigu rytoj pat būtų paskelbtas galutinė taika ir viskas normalizuojasi laivyba, vis tiek kainos nekris link $60 už barelį artimiausių metų ir jos išliks aukštesnės ilgesnį laiką. Bet gera žinia ta, kad rinkos visada žiūri į priekį ir jos tą kainų padidėjimą gali toleruoti ir tai nebūtinai aukštesnės energetikos kainos reiškia žemesnės akcijų kainas ar kažkokius tai kitus korekcijas finansų rinkose. Ir žvelgiant bendrai į, pavyzdžiui, akcijų rinkų reakciją, tai tikrai ta reakcija buvo pakankamai švelni. Taip, dalis Azijos, Europos rinkų patyrė tą techninę vadinamą korekciją, nukrito nuo piko maždaug 10%, bet žvelgiant, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų rinką, matom, kad jinai jau yra pliuse lyginant su pačia karo pradžia. Tai rinkos tikrai labai optimistiškai vertina, nors tos paliaubos yra labai trapios, energetikos situacija vis dar yra labai labai sudėtinga, tačiau akcijų rinka jau atrodo žiūri į priekį, kad viskas čia bus gerai, kariaujančios pusės jau sėdasi prie stalo, kalbasi, vadinasi, kažkokių tai didesnių sutrikimų nebus. Tai rizikų čia yra pakankamai daug, kad tie lūkesčiai taikos gali neišsipildyti, bet bent kol kas rinkos labai optimistiškai stengiasi žiūrėti į ateitį ir nemato kažkokių tai didesnių problemų. Bet po, atrodo, pakankamai normaliais rezultatais paviršiniais, po vandeniu slepiasi, aišku, daug pokyčių skirtingose sektoriuose. Matom, kad skirtingi sektoriai labai skirtingai reaguoja į tokį energetikos šoką. Matom, kad, aišku, energiją išgaunančios įmonės brangsta pakankamai stipriai, tas, kas išgauna žaliavas, kai kurios pramonės šakos pakankamai neblogai sekasi, tokie gynybiniai sektoriai, kaip pirmo būtinumo prekės ar komunalinės paslaugos reaguoja teigiamai. Kita vertus, laivyba, kuri atrodo laivyba sutrikdyta, bet laivams dabar reikia plaukti aplink Afriką tam, kad pasiektų Europą ir iš to galima uždirbti daugiau pinigų, tai mes matom, kad tokie sektoriai pakankamai gerai atrodo šiame kontekste. Pralaimėtojai yra programinė įranga, kuri šiek tiek nesusijusi su karu, bet labiau su didėjančių palūkanų lūkesčiais. Metalai industriniai, nes manoma, kad turėsime tam tikrą industrinį sulėtėjimą. Oro linijos, nes situacija su aviaciniu kuru turbūt yra pati aštriausia iš visų energetikos ryšių. Ir kai kurie, tarkim, nekilnojamo turto segmentai irgi atrodo šiek tiek prasčiau. Iš tokių temų, kurios bus aktualios, tą, ką jau kalbėjo Nerijus, dirbtinio intelekto tema
investicijų pasaulyje išlieka esminė. Tiek skolos rinkose, nes privačios skolos labai daug yra investuojama irgi į dirbtinio intelekto sritį, bet ir akcijų rinkose. Ir matom, kad tendencija, kuri prasidėjo jau pernai, tęsiasi šiemet, kad lyderiai ir pagrindiniai vedliai rinkos jau yra visiškai nebe tie, kuriuos mes matėm, pavyzdžiui, 24 metais ar 25 metų pirmoje pusėje. Mes kalbėdami apie dirbtinį intelektą, mes nebekalbam apie nuostabųjį septynetą, apie Nvidia, Microsoft ar Meta, mes kalbam apie mikroprocesorių gamintojus, apie fizinės infrastruktūros vystytojus, tokios rinkos kaip Šiaurės Korėja, Taivanas, kurie yra labai specializuojasi lustų gamyboje, tokios kompanijos kaip Micronais, Key Hynix, Samsungas tas pats yra tarp labiausiai brangusių kompanijų šiemet ir matom, kaip stipriai išsiskiria bendro technologijų sektoriaus brangimas per 15 mėnesių apie 25%, o būtent mikroprocesorių gamintojų, atminties lustų gamintojų akcijos brango net 125%. Ir dalis čia kalba apie, kad nepateisinamas tos kainos yra, bet kita vertus ten yra dabar butelio kakliukas, ne būtent kažkokios programinės įrangos gamyboje, ne kažkur kitur, o būtent procesorių trūkume ir šitos kompanijos yra pačios karščiausios investicijos pastaraisiais metais. Pereinant nuo akcijų link obligacijų rinkų, ten irgi matom tokį ryškesnį supurtimą, dalis jų struktūrinis yra, kaip pavyzdžiui Japonijos skolinimosi kainos brangimas, bet bendrai tokie energetikos supurtimai reiškia ir lėtesnį ekonomikos augimą, ir didesnį infliaciją, galbūt didesnės centrinių bankų palūkanas, ir tai atsispindi valstybių skolinimosi kainoje. Vokietijos skolinimosi kaina yra rekordiškai aukšta per maždaug 15 metų, Jungtinių valstijų nesureagavo taip stipriai, bet bendrai matome pasaulyje aukštesnės palūkanas, kai didėja obligacijų pajamingumai, jų kainos krenta, tai tie žmonės, kurie jau turi obligacijų, jų vertė yra šiek tiek mažesnė. Ir tai atsispindi ne tik valstybių skolinimosi kainoje, bet aišku ir įmonių skolinimosi kainoje. Ir tai, kuo tavo kredito reitingas yra prastesnis, tuo brangiau tau reikia skolintis ir ta kaina, tos papildomos palūkanos, kurių investuotojai reikalauja už papildomą riziką, matom, padidėjo maždaug 0,5% per pastaruosius mėnesius. Tai šita karinė įtampa ir centrinių bankų galimas palūkanų didėjimas pablogino finansavimo sąlygas įmonėms. Ir tai yra aktualu ir kalbant apie tas rizikas, kurias kalbėjo Nerijus, privačios skolos sektoriuje, kur irgi yra plyšių, yra blogų paskolų ir tos augančios palūkanos ir blogėjančios skolimosi sąlygos gali tuos plyšius pagilinti ir atverti, kurie galėtų persimesti tada ir į kitus tiek turto klases, tiek ir platesnę ekonomiką. Vienas iš tokių veiksnių, kuris buvo įdomus karo metu, bendrai nelabai pačio tos baimės įkarštyje, nelabai buvo turto klasių, kur galima pasislėpti, krito beveik viskas, nelabai stipriai, bet krito. Bet doleris susigrąžino šiek tiek savo laurus kaip saugumo užuovėjos. Matėme, kad beveik visų valiutų, kurios yra energijos importuotojos, vertės mažėjo, o doleris buvo viena iš tų nedaugelio vietų, kuri stiprėjo ir brango. Tai mums, europiečiams investuotojams, padėjo amortizuoti akcijų kritimą, nes mes investuojam eurais, tai kai jau dolerio vertė pakyla, išsiminusuoja tas kritimas šiek tiek. Bet matom, kad atslūgus pačiai karščiausiai konflikto fazai, euras vėl pakilo į tą lygį maždaug, kurį mes matėme prieš karą prasidedant. Bet vėlgi, vertinant į ateitį, jeigu būtų kažkoks paaštrėjimas, turbūt matytumėm, kad tos šalys, kurios yra daugiau energiją importuojančios, jos matytų savo valiutų vertės mažėjančias, o doleris turbūt toliau veiktų kaip tam tikras amortizatorius. Turbūt didelė naujiena buvo ir netikėta daugeliui tai, kad auksas nekilo didelės geopolitinės įtampos metu. Auksas labai kilo iki konfliktui prasidedant, bet pačio konflikto įkarštyje buvo labai didelis išsipardavimas, koregavosi aukso kaina apie 20%. Tikrai daug kas buvo nustebęs ir čia susideda turbūt du dalykai. Vienas dalykas, kad auksas savo to svaiginančių kilimų buvo pritraukęs labai daug spekuliacinio kapitalo ir auksas buvo pradėjęs veikti ne kaip apsidraudimas nuo
kažkokių tai įvykių, o tiesiog kaip spekuliacinė turto klasė, kaip rizikos išraiška ir prekiavo labiau kaip bitkoinas netgi, o ne kaip auksas. Kita vertus, auksui nepalanku yra didėjančios palūkanos ir auksas nemoka nei dividendų, nei palūkanų ir tiesiogiai, jeigu kažkur yra indėlis ar obligacija ar kažkas pradeda mokėti didesnės palūkanas, ta netiesioginė aukso laikymo kaina, aš galėčiau turėti kažką, kas realiai generuoja pinigų srautus, tai investuotojai paprastai parduoda auksą ir tada perka kažkokias tai investicijas, kurios moka palūkanas. Tai palūkanoms didėjant paprastai auksas krenta. Todėl mes matom, kad buvo pakankamai ryškus pasikoregavimas, tą patį matėme ir sidabro rinkoje. Čia turbūt verta paminėti, kad auksas visiškai kitaip reaguotų, jeigu centriniai bankai neketintų didinti palūkanų, tada jisai veiktų kaip apsauga nuo infliacijos ir turbūt reaguotų visiškai priešingai. Tai čia tokia priklauso ne tik nuo to, ko mes tikimės iš palūkanų, iš infliacijos, visa šita sistema nėra tokio vieno atsakymo, kaip auksas reaguoja tokiose situacijose. Iš kitų metalų yra labai svarbus varis ir dažnai pravardžiuojamas daktarų variu, nes jisai turi daktaro laipsnį ekonomikoje, nes dažniausiai jo kaina pasako, kas vyks su pramonė. Jisai labai plačiai naudojamas nuo statybų sektoriaus iki elektronikos, iki automobilių ir paprastai vario kaina mums gali pasakyti, kur keliauja pramonės ciklas. Ir pradžioje varis reagavo labai blogai, buvo tikimasi labai didelio pramonės sulėtėjimo. Nepaisant visų investicijų į dirbtinį intelektą, kad toks energijos kainų šokas sulėtins labai stipriai ekonomiką, bet tos paliaubos grąžino vario kainą į prieškarinį lygį maždaug. Ir matom, kad šiemet visam pasaulyje buvo tikimasi pakankamai spartaus pramonės įsibėgėjimo. Matėm ženklus to ir Azijoje, ir Jungtinėse valstijose, ir Europa buvo pradėjusi lipti iš susitraukimo zonos į tam tikrą ciklinį įsibėgėjimą. Ir klausimas yra, ar šitas energijos šokas įkals vinį į šito ciklo pradžią ar ne. Tai buvo labai laukiama tendencija, kuri kėlė labai daug optimizmo rinkose. Kol kas, stebint pavyzdžiui varį, atrodo yra prielaidų, kad šitas ciklinis įsibėgėjimas gali tęstis ir kad vis dar galime turėti gerus metus rinkose ir pakankamai plataus pobūdžio augimą, bet ko gero jisai bus pristabdytas ir netoks intensyvus. Prieš pereinant kalbėti apie perspektyvas, turbūt verta šiek tiek grįžti į 22 metus, į kitą energetikos šoką, kaip jisai atrodė palyginimui ir ko mums galbūt mums tai pasakys kažką, ko mes galim tikėtis ateityje. 22 metų šokas ypač europiečiams, bet bendrai pasauliui buvo gerokai didesnis. Ir viena iš to priežasčių buvo tai, kad mes matėme ne tik kelis kartus išaugusias energijos kainas, bet ir iš neigiamos zonos į stipriai teigiamą zoną, 4,5% Europoje padidėjo palūkanos. Tai buvo tikrai labai didelio masto šokas, ypač kai mes gyvenome neigiamų palūkanų zonoje labai ilgą laiką. Tai tiek obligacijoms buvo labai, visiems skolos popieriams buvo labai skaudus laikas, tiek ir akcijoms, tai korekcija truko 2 metus, kol buvo grįžta į tą patį lygį ir po to jau sekė labai tikrai puikiai bulių rinka ir labai svaiginantis dirbtinio intelekto vedamas akcijų augimas. Bet esmė turbūt yra ta, kad pirmas šokas yra kainos, palūkanų didėjimas ir stabilizaciją mes pamatome tada, kai jau centrinis bankas mato, kad kova su infliacija yra nugalėta, palūkanos stabilizuojasi ir jau joms stabilizavus rizikingos turto klasės akcijos pradeda atsigauti. Ir čia turbūt yra pagrindinė ašis, stebint, ką mes matysime ateityje, ar centrinis bankas reaguos į infliacijos padidėjimą, kaip stipriai jisai reaguos. Tas reagavimas tikrai nebus toks kaip 22 metais, nes mes jau pradedam nuo aukštesnio palūkanų lygio ir tas šokas infliacija yra gerokai mažesnis, bet tam tikrų pamokų ir pavyzdžių iš 22 metų, kaip reaguoja skirtingos turto klasės į tokius sukrėtimus, galima stebėti. Na ir pabaigai, ko tikėtis? Metų pradžioje buvo lūkesčiai palūkanų mažėjimo, pradėjom su labai pigia energija, Vokietija, JAV, Japonija planavo ženkliai viešaisiais pinigais skatinti savo ekonomikas, turėjo būti
visi vėjai palankus pūsti ir pūsti tas akcijų kainas. Atrodė, kad labai visos sąlygos palankios labai stipriems metams rinkoms. Ir Iranas sujaukė 2 šitų prielaidų. Mes nebeturim pigios energijos ir mes turbūt nebeturėsim mažėjančių palūkanų, galbūt turėsim net didėjančias palūkanas. Vis dar viena koja pakankamai svarbi lieka, kuri palaikys rinkas, bet 2 iš taburetės kojų pakankamai stipriai kliba. Ir 2 pagrindiniai klausimai turbūt yra, ar didės palūkanos ir kiek jie didės, ar konfliktas gali kažkaip plėstis, intensyvėti, ar tie sutrikdymai gali būti ilgesni, nes klausimas yra, ar nafta kainuoja 80, prie normalizacijos atveju galima tikėtis apie 80, jeigu mes kalbame apie $100 ar daugiau kainuojančią naftą visus metus, tada situacija rizikingoms turto klasėms tikrai blogėja. Tai rinkos gali ištverti pakankamai aukštas energetikos kainas, jeigu kartu nedidėja palūkanos, bet ta kombinacija ir aukštos energijos kainų ir didėjančių palūkanų paprastai reiškia gilesnės korekcijas finansų rinkose. Bet paprastai jos nebūna labai gilios, ar ne, tiek ir 22 metų rekordinis šokas nebuvo labai ilgas, o mažesni energetikos šokai paprastai būna skausmingi, nes paliečia beveik visas turto klases, bet nelabai ilgalaikiai. Tai ačiū uždėmesi ir tikiuosi, kad turėsite puikių klausimų. Taip, dėkojame investavimo ekspertui, Swedbank atstovui Vyteniui Šimkui ir manau, kad mūsų žiūrovai, Swedbank klientai taip pat įsitraukė į šį pranešimą, tą byloja klausimų skaičius kiekis, nes čia prasideda ta didžioji matematika, jeigu ir nesi labai aktyvus investuotojas, natūralu, kad nerimo viduje vis tiek yra, jeigu valdai vieną ar kitą kažkokį tai investicinį portfelį, ką daryti, kaip nesuklysti ir kaip nenueiti neteisingų kelių. Vytenė, aš supratau, kad pavojingiausias derinys iš paskutinės skaidrės tai vis dėlto yra palūkanų augimas ir energetikos kainų augimas. Ir tada, jeigu tas kokteilis maišosi ir stiklinė didėja, nieko gero nelaukia. Ir tas išbraukimas palūkanų mažėjimo, gali nuvilti. Taip, gali. Ir čia iš esmės besikeičiantis palūkanų lūkesčiai ir tas kreivės ir tampia pirmyn atgal. Nes pamatysim, ten kovo viduryje buvo tikimasi, kad procentų didės, pavyzdžiui, Europai palūkanos. Ir matėm tada, kad buvo akcijos minus 10% ir tada kažkaip paskelbtos paliaubos, kažkaip tie lūkesčiai normalizavosi. Visi atsikvėpė, kad nereikės prie paskolų mokėti po keliasdešimt eurų papildomai. Gal čia nebus taip blogai, gal tik ne 4 kartus, o 2 kartus gal didins Europos centrinis bankas ir taip kažkaip tas optimizmas grįžo. Tai tas optimizmas gali būti ir apgaulingas šiek tiek, mes dar kaip ir diskutavom prieš tai su Nerijum, neaišku, kaip reaguos tas centrinis bankas. Bet kol kas rinkos yra pakankamai optimistiškos. Klausimas yra, ar čia, kaip būdavo vaikystėje animaciniai filmukai Looney Tunes, ar ne, kaip kojotas gaudo strutį ir nubėga nuo skardžio, bet nemato dar, kad jom po kojom nieko nėra, tai tik tai pažiūrėjęs žemyn jisai nukrenta. Tai manau, kad rinka turi dar pagrindo po kojom, bet kartais jinai mėgsta užbėgti savo už akių. Nors varis turi daktaro laipsnį, kaip minėjot, bet auksas vis tiek yra fokuso dėmesio centre ir dabartinė situacija atgavus nemažus pinigus pensijų pakopos vartotojams ar ne, vėlgi matome, kad tos vietos, kurios prekiauja tauriaisiais metalais, sako, auga pardavimai po 3-4 kartus, tai ar tas aukso vertės kilimas natūralu gali toliau vykti, matant ir šitą procesą, ir ar verta, ar apsimoka pirkti tokios aukštos vertės taurųjų metalą, pavyzdžiui, dabar? Auksas neturėtų būti pagrindinė investicija. Kaip ir minėjau, jis nemoka palūkanų, nemoka dividendų, jis vis tiek savo esmė yra spekuliacinė turto klasė arba tokia draudimo turto klasė, jeigu kažkokie labai daug nerimo yra pasaulyje ir taip toliau, bet pagrindinė turto klasės, kurios generuoja ilgalaikę vertę, yra vis tiek arba investuoti į verslus, arba skolinti verslams pinigus, arba ten kažkokį nekilnojamą turtą įsigyti ir taip toliau. Kažkas, kas generuoja nuolatinę vertę, kuria produktą ar kažką kitą. Auksas, jisai turi vietą savo portfelį, bet tai neturėtų būti pati esmė. Dabar jisai buvo sulaukęs labai daug dėmesio, jisai yra tikrai brangus.
visų savo santaupų sudėti į auksą turbūt yra nelaikas, negali žinoti. Taip gali labai pasisekti, jisai gali dar padvigubėti, jeigu taip jau sukris kortos, bet rizika tą daryti yra turbūt didelė. Ne? Ir ne kiekvienas tikrai investuotojas turi tiek rizikos apetito, kad taip statytų ant raudono. Investicinio portfelio pertvarkymas dabartinėje krizinėje situacijoje, Hormuzo sąsiauris, energetikos rinkos nestabilumas, kaip jūs elgtumėtės, akcijos, obligacijos, alternatyvos, labiausiai kas yra pažeidžiama dabar vieta iš mano išvardintų portfelių? Taip, čia turbūt visada bendras patarimas yra neskubėti, priiminėti kažkokių tai daug sprendimų. Šiaip dabar normalizavus kainoms, tie, kas akiliau stebėjo savo portfelius, galbūt gali vertinti, kad kažkur gal buvo per daug rizikos prisėmę, galbūt yra proga persidėlioti, ar ne, praėjus tam visam didžiausiai panikai, bet bendrai ilgą laiką investuojant šitie trumpalaikiai sukritimai nėra labai reikšmingi, verta tiesiog nuosekliai sekti, nes turbūt ne vienas yra investuotojas, kuris per nelyg dažnai kiša nagus prie savo investicinio portfelio, išsigando kovo viduryje, pardavė, dabar atšoko, jau dabar brangiau atsipirkti, ar ne, tai tiesiog blogiausiu metu parduoda, blogu metu perka, tai tiesiog nieko nedarimas dažnai būna ir geresnis atsakymas. Bet bendrai tokie šokai mums šitą pasako ir jie dažnėja. Per šį dešimtmetį matėm jau ne vieną energetikos šoką. Ir šio šoko metu turbūt toks liūdna situacija yra, kad ta klasikinė diversifikacija tarp akcijų obligacijų, kad jos nekrenta vienu metu ir uždengia vieną kitą, nelabai veikia, nes jom abiems energetikos šokai yra nepalankus ir kažko tai papildomą reikia. Ar šiek tiek aukso, kuris kitais atvejais gali padėti, ar šiek tiek kažkokių tai žaliavas energetikai išgaunančių įmonių, kažkokių turto vienetų, kuriems sektųsi būtent tokiomis sąlygomis, ne, tai papildomai diversifikacijai. Tai aktualu tiems, kas galbūt aktyviau valdo savo pinigus, kuriems galbūt tų pinigų gali prireikti greičiau, kuriems reikia daugiau tos amortizacijos, jeigu jūs investuojate ten 10-20 metų, tai netaip svarbu, bet tai gali būti kažkas, apie ką galima pagalvoti. Mūsų žiūrovai turi klausimų ir vienas jų tikrai įdomus, kad per pastarosius 16 metų įvyko didžiausias investuotojų išėjimas iš JAV akcijų rinkos. Kaip tai vertinate ir ką tai signalizuotų investuotojams? Taip, tas susvyravimas į JAV praėjusiu metu buvo labai ryškus ir matėme tokį Azijos, Europos akcijų tam tikrą renesansą. Ta tendencija šiek tiek sutrikdyta šito energetikos šoko, nes vis tiek JAV su savo dominuojančia pozicija energetikos sektoriuje vis tiek jai santykinai palankesnė šitą sąlygą ir tas žvilgesys JAV rinkos sugrįžo per pastarosius mėnesius, nors tikrai visų fokusas buvo į Aziją ir Europą metų pradžioje. Bendrai turbūt vis dar galioja tas faktas, kad plačiau investuoti yra pakankamai logiška tiek į Europą, tiek į Aziją, bet faktas, kad tokie šokai bent kol kas Azija ir Europa yra jautresnės energetikos šokams ir jos atrodo mažiau palankiai, ypač aukštų energijos kainų. Investuotojų išėjimas tuomet, kas labiausiai išgazdino rinkas, ar ne, ir kas tada, sako, tas blizgesys vėl tarsi nuramino, pritraukė? Čia toks santykinis tas blizgesys gaunasi, nes vis tiek visos rinkos koregavosi žemyn energijos šoko metu, bet Azija, Europa, kurios yra energijos importuotojos, jos krito labiau, jų ir valiutos krito, tai šiek tiek blogiau atrodė, bet bendrai matėm tikrai didelį pasikeitimą finansinių srautų, bet tai labiau buvo prekybos karo kontekstas, kuris paveikė tą pasitikėjimą ir tai rekordinis ir euro pabrangimas buvo, ar ne, 15% sustiprėjęs euras dolerio atžvilgių būtent dėl tokio mažiau prognozuojamų Jungtinių valstijų. Dirbtinio intelekto tema. Nebeišvengiamybė ir vis labiau besiskverbinti į mūsų gyvenimus, natūralu koreguojanti ir tam tikrus pasirinkimus. Net matyti ir investuotojai turi papildomą rimtą pagalbininką, kai tu aptari su gyvų konsultantu, kaip tau elgtis, bet vis tiek
šone turi tą partnerį, kuriam parašai visas įmanomas užduotis ir laukia atsakymo. Tai ir šiemet galima tikėtis to AI burbulo sprogimo. Ir OpenAI ir kiti, nors ir augina pajamas, parduoda produktus už 10 kartų mažesnę kainą su neaiškiom perspektyvomis. Taip, ir čia, kaip ir minėjau, tas fokusas, kas yra rinkos numylėtiniai, labai pasikeitė. Dabar rinkos numylėtiniai turbūt nėra ne OpenAI, kas gamina modelius, nes jiems, visi laukia, aišku, pirminio akcijų siūlymo, kuris turėtų įvykti kažkada ir ten kalbam apie trilijono vertės kompaniją, bet pamatysim, ar tai vyks, kokios bus rinkos sąlygos. Bet pagrindinės fokusas yra ten į tuos, kas gamina infrastruktūrą modelių vystymui. Investicijos faktas, kad yra labai didelės ir jos bus. Kas gaus naudą iš visų tų investicijų yra vis dar atviras klausimas. Ar tai bus tie, kas gamina modelius, ar tie, kas gamina infrastruktūrą, ar tie, kas naudos tos įrankius ir kurs naujus paprastus tradicinius verslus, naudojantis tais įrankiais tiesiog efektyviau, greičiau, pigiau ir gali būti, kad platesnė, daug plačiau pasiskirstis ta nauda, nes iš pradžių fokusas buvo apie tai, kad technologijų milžinai tikrai bus tie laimėtojai, tokia istorija 23-24 metais, kad ten bus visa nauda. Dabar šiek tiek keičiasi ir mes metų pradžioje kalbėjome apie programinės įrangos apokalipsę, nes visi išeina nauji modeliai ir savo, tai čia programinė įranga bet kas gali pagaminti ir labai stipriai koregavosi, pavyzdžiui, programinės įrangos įmonių akcijų vertės, nes tiesiog nauji įrankiai sukuria naują konkurenciją. Daug įdomių temų spėjom paliesti, tai aš labai noriu padėkoti Vyteniui Šimkui, investavimo ekspertui, Swedbank atstovui. Ačiū Jums už tikrai naudingą informaciją. O mūsų gerbiami žiūrovai laukia dar vienas labai svarbus pranešimas ir noriu priminti, kad klausimus Jūs tikrai galite šio pranešimo metu pateikti Swedbank ekonomistei Gretai Ilekytei, kuri pristatys Lietuvos ekonomikos ir būsto rinkos prognozes bei atsakys, ar būsto rinka jau pasiekė etapą. Tai klausimus, primenu, užduoti galite dviem būdais. QR kodas ekrane, kurį galite matyti, nuskanuoti telefonu ir parašyti klausimą, arba eiti į slido.com ir tenai parašyti grotažymę Swedbank 2026 ir taip pat pateikti savo klausimą tokiu būdu. Taigi, paskutinioji pranešėja ir kviečiame gerbiamą Gretą. Sveiki. Taip, Lietuva yra itin atvira ekonomika, tad neabejotinai pasauliniai įvykiai veikia ir mūsų ekonomiką, tad pažvelkime, kaipgi atrodo mūsų Lietuvos ekonomika ir dideliai daliai lietuvių svarbi, žinoma, nekilnojamo turto rinka. Apskritai, praėjęs dešimtmetis Lietuvos ekonomikai buvo fantastinis ir Lietuvos ekonomikos augimas tikrai išsiskyrė regione ir vien nuo 2019 metų skaičiuojame, kad Lietuvos ekonomika išaugo maždaug 5% ir palyginus, pavyzdžiui, su Estija ar Vokietija, matome, kad šių šalių ekonomikos praktiškai liko nepakitę ir tai tikrai signalizuoja apie itin didelį šalies atsparumą ir išskirtinumą šių ekonominių, tokių tendencijų kontekste. Tai vis dar tikimės, kad šiemet Lietuvos ekonomikos augimas bus sparčiausias tarp Baltijos valstybių. Skaičiuojame, kad Lietuvos ekonomika galėtų ir turėtų augti daugiau negu 3%, apie 3,5%, bet kitais metais tikėtina, kad kiek išsikvėps ta stipri vidaus paklausa, kurią iš dalies skatins ir žinoma antroje pensijų pakopoje buvę ir dalies gyventojų atsimti pinigai. Tai kitais metais manome, kad Lietuvos ekonomikos augimas sulėtės, bet vis dar išliks spartus ir sieks apie 2,5%. Kas šiemet tikriausiai labiausiai gadins nuotaiką mums ir įmonėms, tai žinoma bus infliacija. Ir infliacija matome, kad nuo šių metų pradžios paspartėjo ir skaičiuojame, kad vieno metų pirmo mėnesio kainos šalyje auga daugiau negu 3,5%. Matome, kad ypač paslaugų kainos taip pat paspartėjo. Ir žinoma, viena pagrindinių to priežasčių
yra ne tik panaikintos, pavyzdžiui, PVM lengvatos šildymui, galbūt didesni mokesčiai tam tikriems produktams, pavyzdžiui, saldintiems gėrimams, bet žinoma ir tie geopolitiniai įvykiai ir tai, kas vyksta pasaulyje. Tai, žinoma, didelė dalis gyventojų jau pajuto tai savo piniginėmis ir skaičiuojame, kad benzino kaina nuo vasario mėnesio pabaigos išaugo apie 30 centų, tuo tarpu dizelino net apie 70 centų. Matome, kad tos kainos, jos yra arti ES vidurkio, bet žinoma, nėra labai malonu ir tikėtina, kad tiems gyventojams, kurie vairuoja automobilį, mėnesinės išlaidos galėjo išaugti 20-30 eurų per mėnesį. Ir Lietuva išsiskiria šiek tiek nuo kitų, galbūt Baltijos ir Šiaurės valstybių tuo, kad pas mus didžioji dalis automobilių parko yra būtent dizelinu varomi automobiliai, tokių šalyje apie 65%. Ir žinoma, kad tiems gyventojams, kurie vairuoja tokį automobilį, ta kainų įtaka yra gerokai didesnė negu tiems, kurie vairuoja galbūt benzinu varomą automobilį. Bet jeigu, žiūrėsime tokią platesnę prasme į ilgesnį laikotarpį, tai mes skaičiuojame, kad nepaisant išaugusių tikrai degalų kainų, lietuvių perkamoji galia vis dar yra tikrai aukštumose ir mes galime įpirkti daugiau degalų negu 22 pavyzdžiui metais, nepaisant tikrai rekordinio to kainų kilimo. Tai signalizuoja, kad yra labai tikrai žiniasklaidoje ir viešumoje daug triukšmo dėl kainų, bet apskritai tai mūsų galimybės įpirkti degalus išlieka tikrai aukštumose ir tikėtina, kad diskutuodami apie tam tikras priemonės, kaip mažinti akcizus, galbūt įvesti kitas priemonės, turėtume nusiteikti ir galbūt pasilikti to rezervo ateičiai, nes tikrai nežinia, kada šis konfliktas baigsis ir gali būti, kad antroje metų pusėje susidursime su tam tikromis kitomis problemomis, pavyzdžiui, augančią gamtinių dujų kainą ir taip pat didesnėmis elektros kainomis. Žinoma, esame geresnėje padėtyje, negu buvome 2022 metais. Tikriausiai priminti nereikia, kad infliacija tuo metu buvo pakilusi beveik iki 20%. Tikrai matėme įvairiose sektoriuose tą kainų kilimą. Ir kodėl esame geresnėje padėtyje, tai viena iš tų priežasčių yra tai, kad mes esame labiau energetiškai nepriklausomi, negu buvome prieš 4 metus. Tai, kaip pavyzdį paminėsiu, kad jeigu prieš 4 metus patys Lietuvoje iš atsinaujinančių energetikos šaltinių pasigamindavome, taip iki 20% visos elektros energijos, kurios mums reikia, tai šiuo metu jau pasigaminame virš 50%, o kai kuriais mėnesiais, kai šviečia saulė, pučia vėjas, net ir virš 70%. Tai iš esmės ir lemia, kad, tikimybė elektros kainams pakilti iki tų rekordinių aukštumų, ką matėm 22 metais, yra tikrai gerokai mažesnės. Visgi rizikos išlieka ir mes analizuodami elektros kainas matome, kad yra labai dideli svyravimai kiekvieną mėnesį. Pavyzdžiui, ką matėm ir šios žiemos mėnesiais, kad dėl didelių šalčių iš esmės vėjo generacija sulėtėjo, buvo atsinaujinančių būtent tų išteklių trūkumas ir ko pasekoje matom, kad elektros kainos tikrai šovė į viršų ir tai parodo, kad visgi dar mums trūksta investicijų į saugojimą, į kaupiklius, būtent, kad galėtume išvengti tų didelių energijos svyravimų. Kodėl tai yra svarbu? Nes, priminsiu, kad balansavimui mes taip pat naudojame gamtinės dujas, ypatingai žiemą, kai pritrūksta tos atsinaujinančios energijos ir jeigu gamtinių dujų kaina išliks pakilusi, tai žinoma, kad tai turės įtaką ir elektros kainai, kuri taip pat galėtų pakilti į viršų. Bet spaudimą infliacijai daro ne tik išoriniai veiksniai, bet ir vidiniai veiksniai. Ir vienas tų svarbiausių veiksnių yra atlyginimų augimas. Matome, kad atlyginimų augimas, jis sulėtėjo, bet vis dar išlieka daugiau negu 8% augimas per metus ir gyventojams iš vienos pusės labai patinka, kai jų atlyginimai auga, iš kitos pusės mums nepatinka, kai kainos auga, deja,
abiejų turėti vienu metu, kad ir atlyginimai augtų, ir kainos būtų žemos, labai sudėtinga yra suderinti, nes tiesiog didelė dalis darbo kaštų atsispindi, pavyzdžiui, paslaugų sektoriaus kainose. Dėl to matom, kad pastaraisiais metais paslaugų infliacija išlieka virš 5%. Bet kitais ir dar kitais metais mes manome, kad atlyginimų augimas visgi lėtės. Jis vis dar išliks spartus, bet sieks kiek mažiau negu 8%, 27 metais ir apie 8% šiais metais. Apskritai darbo rinka Lietuvoje tikrai išlieka subalansuota ir geroje padėtyje. Matome, kad nors nedarbo lygis jis išlieka arti 7%, bet nekyla. Nors yra tam tikrų iššūkių tikrai žvelgiant ir į geopolitinę situaciją, ir energetinių išteklių kainas, ir į pramonės konkurencingumą, tai matome, kad dirbančių asmenų skaičius Lietuvoje pasiekė didžiausią lygį nuo pat 1990-ųjų. Tokių gyventojų, kurie dirba, yra beveik 1,5 milijono ir tai iš esmės parodo besikeičiančią darbo rinką, kad mes turim didesnį aktyvumą ne tik galbūt moterų, bet ir vyresnio amžiaus gyventojų, taip pat, tikėtina ir galbūt mažesnį šešėlį ir taip to pasekoje matom tikrai pakankamai tokius pozityvius skaičius. Nepaisant to, žinoma, kad prie šių tendencijų prisidėjo ir pozityvi teigiama migracija, kai mūsų šalį atvyko ne tik gyventojai iš trečiųjų šalių, bet taip pat ir vis dar dideliais tempais matome, kad grįžta anksčiau emigravę lietuviai. Per pastaruosius 6 metus tokių lietuvių jau turime daugiau negu 50 000. Tai parodo irgi, kad ekonominės tendencijos Lietuvoje per pastaruosius 10-15 metų tikrai labai pasikeitė, nes tie gyventojai, kurie galbūt anksčiau emigravo į kitas valstybės, jau matome, kad dideliais tempais grįžta atgal. Bet visgi tų tempų nepakaks, kadangi demografinės tendencijos yra neigiamos ir mes skaičiuojame, kad visgi gyventojų skaičius jau pasiekė tą piką ir pastaraisiais ateinančiais metais šiek tiek sumažės dėl natūralios gyventojų kaitos, kai tiesiog mirtingumas yra didesnis už gimstamumą. Lietuvos gyventojų nuotaikos apskritai pastaraisiais mėnesiais matome, kad kiek suprastėjo, bet pagrinde dėl to, kad tiesiog tokie pasauliniai įvykiai. Tai natūralu, kad matydami, kas vyksta JAV, taip pat ir ką girdime iš prezidento retorikos, taip pat matydami tuos geopolitinius įvykius artimuosiuose rytuose, kad gyventojai kiek prasčiau vertina lūkesčius dėl šalies ekonominių perspektyvų, bet visgi vis dar labai teigiamai vertina lūkesčius dėl savo asmeninės finansinės padėties, kas iš esmės signalizuoja, kad galime tikėtis, jog mažmeninė prekyba šiais metais tikrai išliks labai stipri, žinoma, iš dalies skatinama ir atsiimtų santaupų iš antros pensijų pakopos ir matome, kad tos tendencijos vidaus būtent rinkoje žvelgdami į vidaus vartojimą tikrai išlieka labai pozityvios. Bet pagrindinė rizika Lietuvoje išliks pramonės augimas, kaip jau buvo aptarta mano kolegų, kad tikrai pramonė, ypatingai tam tikri sektoriai, pavyzdžiui, automobiliai, transportavimas, susiduria su tam tikrais labai dideliais iššūkiais. Ir žinoma, tai atsispindi Lietuvoje, matom, kad tokia sunkioji pramonė, pavyzdžiui, trąšos, automobiliai, metalai, jie nebeauga ir tos apimtys netgi kai kuriais atvejais krenta. Iš esmės lyderiauja tik elektronikos, optikos prekių eksportas ir šių pramonės šakų augimas. Bet praėjusiais metais pasiekėm dar tokį, sakyčiau, vieną struktūrinį lūžį, kai mes ne tik eksportavome prekes, bet ir paslaugas. Skaičiuojame, kad praėjusiais metais paslaugų eksportavome tiek pat, kiek prekių. Ir iš esmės, tai yra visiškai toks lūžis mūsų ekonomikoje, kadangi daugiau negu 2 dešimtmečius pramonė buvo ta varomoji jėga ekonomikos, o dabar matome, kad atsiranda ir paslaugos, ir aukštos pridėtinės vertės paslaugos.
kurios pasiekė praėjusiais metais jau net 10 milijardų eurų. Palyginimui, prieš 10 metų tokių paslaugų eksportavome vos už 1 milijardą eurų. Tai yra 10 kartų daugiau negu prieš 10 metų. Ir, sparčiai auga verslo, IT, finansų, paslaugų eksportas ir tai nėra labai būdinga, pavyzdžiui, kitoms Baltijos šalims, tai mes tikrai tuo galime pasidžiaugti, kadangi tikrai išsiskiriame gerąją prasme ir galime tuo pasidžiaugti ir svarbiausia, bandyti tas tendencijas išlaikyti, nes tikrai pramonė susiduria su konkurencingumo iššūkiais, o paslaugos, kaip matome, tikrai gali konkuruoti globalioje rinkoje. Kaipgi laikosi mūsų nekilnojamo turto rinka, tai pastarieji metai, ypatingai praėję metai nekilnojamo turtui buvo ypatingai geri, matėm klestėjimo etapą ir net priartėjome prie rekordų, kuriuos buvome pasiekę 2021 metais, bet panašu, kad jau matome šiokį tokį sulėtėjimą ir gali būti, kad tų rekordinių praėjusių metų šiais metais jau nebeaplenksime. Žinoma, priklausys nuo gyventojų sprendimų, pavyzdžiui, kokią dalį lėšų jie gali nuspręsti investuoti, atsimtų lėšų iš antros pakopos, investuoti į nekilnojamo turto rinką. Estijos pavyzdys rodo, kad apie 15% lėšų galėtų būti investuota. Matome taip pat tendencijas pirminėje rinkoje, kurios rodo, kad taip pat išlieka aktyvumas labai aukštas, bet iš esmės jau šiek tiek lėtėja, stabilizuojasi. Ir manytume, kad matysim jau ir antroje metų pusėje šiokią tokią stabilizaciją. Kodėl nekilnojamo turto rinka stabilizuojasi? Iš esmės, didelė dalis tų gyventojų, kurie skubėjo įsigyti nekilnojamo turtą, tai jau padarė. Iš kitos pusės matome, kad kainų augimas išlieka labai aukštas. Ir vienas iš tų posakių yra, kad vaistas nuo aukštų kainų tai yra aukštos kainos. Nes matome, kad visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose nekilnojamo turto kainos auga dviženklių tempu. Ir ką tai reiškia? Žinoma, kad gyventojams tampa vis sunkiau įpirkti tą nekilnojamo turtą. Mūsų skaičiuojamas būsto įperkamumas rodo, kad vidutinės pajamas gaunanti šeima, skolindamasi iš banko ir turėdama 15% pradinį įnašą, šiuo metu Vilniuje gali įpirkti vos 64 kvadratinių metrų būstą, Kaune, Klaipėdoje kiek daugiau, apie 88-93 kvadratinius metrus, bet mes matome jau tokias tendencijas, kad tas įperkamumas pasiekė piką ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Kauno atveju, kur kainų augimas tikrai buvo labai ženklus, net jau pradėjo mažėti. Tai reiškia, kad gyventojai, jų galimybės įpirkti būstą prastėja ir dėl to gyventojai dažnai yra priversti koreguoti savo norus. Pavyzdžiui, ką ir mūsų Swedbank duomenys rodo, kad vis didesnė dalis gyventojų nusprendžia įsigyti senos statybos, galbūt nerenovuotą būstą, o tų naujų būstų dalis šiek tiek yra sumažėjusi. Kita vertus, ką galima padaryti, kai įperkamumas sumažėja, tai žinoma pirkti mažesnį būstą. Tai tos tendencijos taip pat yra matomos, skaičiuojame, kad vidutinis būsto dydis Vilniuje yra apie 56 kvadratiniai metrai. Tai, kitas variantas galbūt yra pirkti toliau nuo centro nutolusi būstą, tai tuos visus dalykus gyventojai yra priversti daryti, priversti koreguoti savo norus, nes įperkamumas jau tiesiog pasiekė piką ir manome, kad šiais metais toliau mažės. Kitas svarbus veiksnys, kodėl nekilnojamo turto rinkoje matėme tokį klestėjimo etapą, yra augantis gyventojų skaičius, ypatingai miestuose. Matėme, kad pastaraisiais metais didieji Lietuvos miestai tikrai labai sparčiai augo, ypatingai Vilnius, kur vien per praėjusius metus gyventojų padaugėjo bent 10 000. Ir žinoma, kad tiems gyventojams reikia būsto, jie nori kažkur gyventi, tai dažnai priima sprendimą jį ir įsigyti. Kita vertus, turime ir kitą tendenciją, kad vis daugiau pastaruoju metu matome gyventojų, kurie investuoja į būstą. Registrų centras skaičiuoja, kad Vilniuje tokių sandorių yra bent kas trečias. Mūsų duomenys rodo būtent tų gyventojų, kurie būstą perka su paskola, kad taip pat dalis yra išaugusi, ypatingai investuoti į
antrąjį būstą galbūt kažkur prie jūros, Klaipėdos apskrityje, tai matom, kad irgi ta dalis pastaraisiais mėnesiais yra išaugusi. Apskritai matome, kad pardavimo kainos per pastaruosius 5 metus augo gerokai sparčiau negu nuomos kainos. Tai pavyzdžiui, Vilniuje nuo 2020 metų pardavimo kainos išaugo maždaug 2 kartus, tuo tarpu nuomos kainos vos apie 50%. Tai indikuoja, kad nuomos grąža ir tai, ką galime gauti iš nuomos, nuomodami savo būstą, ji mažėja. Ir mūsų duomenys rodo, kad ta nuomos grąža yra, siekia jau bene rekordinės žemumas. Pavyzdžiui, Vilniuje nebesiekia nė 5% būtent tos sumos per metus, ką galime gauti iš nuomos, lyginant būsto kainą. Visgi, gyventojus dažnai skatina pirkti, investuoti į būstą ne nuomos grąža, bet tas lūkestis, kad bus galima uždirbti iš kapitalo grąžos, kad visgi tas būstas ir jo kaina padidės. Tuomet jeigu gyventojas nuspręs parduoti būstą, tai žinoma, pakankamai galės užsidirbti. Ir mūsų apklausa rodo, kad apie 2/3 gyventojų tikisi tolesnio kainų augimo ir toks, sakyčiau, didelis lūkestis yra gyventojų ir dalis tų gyventojų, kurie galbūt perka būstą ir ne investicijai, skuba įsigyti būstą, nes tiesiog bijo, kad ateityje jų galimybės suprastės. Apskritai, žvelgiant į pasiūlą, tai jį išlieka aukščiau istorinio vidurkio visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Mes nematome kažkokių butelio kaklelių, žvelgiant į pasiūlos pusę. Vilniuje pirminėje rinkoje būstų pasiūla vis dar siekia beveik 5000 būtų, kas yra istoriškai tas priimtinas lygis, tuo tarpu Kaune, Klaipėdoje net ir istoriškai aukštą lygį. Tai manome, kad pasiūla tikrai nebus tas veiksnys, kuris galės riboti gyventojų sprendimą pirkti būstą arba lems didesnės kainas. Tai visumoje, ką jau aptarėme, tai apskritai žvelgdami į nekilnojamo turto rinką, tai tikimės ir manome, kad šie metai vis dar bus tikrai labai stiprus nekilnojamo turto rinkoje, nes turime tam tikrų efektų, kaip pensijų pinigai, taip pat mažesnis pradinio įnašo reikalavimas, bet kiti metai jau tikėtina bus gerokai ramesni. Mes turime ir demografinės tendencijas, kurios indikuoja, kad gyventojų skaičius šalyje nebeaugs arba net sumažės ateinančiais metais, kas yra labai svarbus veiksnys, kuris pristabdys šiek tiek tą aktyvumą nekilnojamo turto rinkoje. Kitas svarbus elementas, kad vis daugiau gyventojų atranda kitas investavimo rūšis, ne tik investicijas į nekilnojamo turtą. Mes matome, kad gyventojai tikrai vis daugiau investuoja ir į akcijas, ir į obligacijas. O žvelgiant į nuomos grąžą, tai matome, kad net ir labiau apsimoka kai kuriais atvejais neinvestuoti į nekilnojamo turto rinką, bet būtent pasirinkti kitas alternatyvas. Ketvirtas dalykas yra tas, kad pakankama pasiūla išliks. Matome, kad ir žvelgdami į statybos naujus projektus, kad jų yra ir tikrai bus iš ko rinktis tą būstą. Ir galiausiai lėtesnės ekonomikos ir atlyginimo augimas, kuris iš esmės taip pat neprisidės prie gerėjančių įperkamumo tendencijų. Prognozuojame, kad tiek ekonomikos augimas kitais metais sulėtės, tiek gyventojų atlyginimo augimas. Tai tiek iš manęs ir dabar lauksim jūsų klausimų. Dėkojame Swedbank ekonomistei Gretai Ilekytei ir toks įspūdis, kad tikrai dalis Swedbank klientų laukia šio pranešimo ir norėtų gal net ir padiskutuoti ir savo nuomonę išsakyti, bet klausimų tai jau tikrai netrūksta ir Greta tiek žiūrovai, tiek aš atkreipiau dėmesį į tą momentą, kur paminėjot, jog ekonominė prasme lietuvių savijauta tokia prastesnė lyginant su galbūt praeitais laikotarpiais, betgi ta savijauta turėjo pagerėti vis tiek, kai tu gauni kažką ir kalbant apie pinigų atsiėmimą pensijų antros pakopos, tai tikrai nemaža dalis žmonių turėjo matyti geriau pasijusti. Ką rodo jūsų banko rodikliai apie tai, kaip tas pinigų judėjimas vyksta, kokie srautai išjudėjo, ką žmonės vartotojai su jais daro?
Mes žinokit, dar neturim balandžio mėnesio duomenų pasitikėjimo rodiklio, tikėtina, kad tikrai jisai pakils. Matom, kad gyventojų lūkesčiai dėl jų finansinės padėties išlieka rekordiškai aukšti, nukrito tik tai, lūkesčiai dėl šalies perspektyvų, žvelgiant į tai, kas vyksta pasaulyje, tikrai būtų sunku tikėtis kažkokio pozityvo. Čia bendrai matyti su laimės indeksu irgi susiję, nes jisai irgi nukrito. Gali būti. Apskritai turime tuos pirmosius duomenis ir Sodra skelbia, kad apie 40% lėšų sukauptų antroje pakopoje buvo atsiimta. Panašus kiekis ir gyventojų, apie 40% atsiėmė tas lėšas. Ir tikrai žiniasklaidoje antraštėse matėm labai daug visokių žinučių, kad gyventojai ir Akropolyje apsipirkinėjo ir leido pinigus į kairę ir dešinę. Ir video reportažai tarsi tai byloja, bet sunku palyginti, ar tas srautas pirkėjų toks įprastas kasdienybei, ar tikrai yra padidėjęs. Tai ką rodo mokėjimas, galbūt kortelėmis ir panašiai, kur tie pinigai juda? Tai mes tikrai matom, kad mokėjimų, atsiskaitimų dalis tikrai padidėjo, ypatingai praėjusią savaitgalį, bet bendraja prasme matome, kad vos apie 5% tų lėšų buvo išleista. Kas nėra daug. Tai parduotuvėse, kas indikuoja, kad tikėtina tik mažuma gyventojų taip galbūt nerimtai žiūri į savo ateitį, o kita didžioji dalis gyventojų visgi investuos tuos pinigus, įdarbins ir, tikėtina, turi tą rimtą požiūrį į savo ateitį ir savo senatvę. Tai tų pinigų reikšmė vis dėlto išlieka. Tai, kad tai yra rytojaus pinigai ir juos verta, paturėti, ne iš karto išsirinkus šaldytuvą, sofą, skalbimo mašiną, bet vis tas požiūris išlieka, kad tai yra pinigai truputėlį kitokios vertės. Ir mes turim daug labai tų diskusijų pastaruoju metu apie demografinės tendencijas, tai reiktų pakeisti tikriausiai savo lūkestį, kad valstybė mums mokės adekvačias pensijas ir ruoštis būtent tai senatvei patiems, nes ką matome žvelgdami ir įvairiausias prognozes įvairių organizacijų, pavyzdžiui, Jungtinių tautų, tai kad tos demografinės tendencijos visgi nebus teigiamos ir bus vis sunkiau valstybei prisidėti prie tos tokios geros, sočios senatvės ir tai mes jau turime daryti patys. Na gerai, judėkime toliau. Ką rodo jūsų prognozės dėl žmonių tada laimingumo, žvelgiant į valstybės pastangas padaryti laimingesnių žmonės ir, pavyzdžiui, sumažinus akcizą kūrui, turėti 6 centų nuolaidą. Ar tai nepaskęs, kad ir trumpalaikėje perspektyvoje, priėmus vieną ar kitą geopolitinį globalų žingsnį? Ar čia išlieka tas tvarus momentas, kuris gali džiuginti? Žinoma, kad, kaip ir kalbėjome, kad visa ta svarbiausia įtaka ateina iš išorės, kad mūsų degalų kainos yra veikiamos išorinių veiksnių. Žinoma, valstybės sumažintas akcizas šiek tiek prisidės prie tų tendencijų, kad skaičiuojame, pavyzdžiui, dizelinas turės atpigti apie 6 centus. Bet jeigu konfliktas aštrės artimuosiuose rytuose, manau, kad jokio kažkokio tokio didelio poveikio mes savo piniginėmis nepajusime. Kita vertus, aš norėčiau pabrėžti kitą valstybės priemonę, tai pavyzdžiui 50% sumažinta kaina bilietų kainos, ar ne? Mokiniams, taip. Ir tai yra labai geras būdas iš esmės padėti tiems gyventojams, kuriems iš tikrųjų tas degalų kilimas yra labai skaudus. Nes, kas antras gyventojas apskritai automobilio net neturi Lietuvoje. Ir būtent tie gyventojai, kurie galbūt uždirba mažiausias pajamas, jie gali rinktis tokį judėjimo būdą. Akivaizdu, neaišku, ar visur traukiniai nuvažiuoja, kur reikia, skundžiasi kiti tada, tarkim, autobusų parkai, kad tenai nebelygios konkurencinės galbūt sąlygos. Gerai, bet judėkime dar prie būstų, kas nebejotinai yra aktualu, perkamumas vyksta, rinka vis dar aktyvi ir tokia dar įkaitusi. Ar dabar tinkamas laikas parduoti senos statybos būstą, ar geriau palaukti? Labai priklauso nuo individualios asmeninės padėties ir nuo individualių planų, ką su tuo būstu daryti, nes jeigu, tarkim, gyventojas parduoda seną būstą, bet jam reikia kažkur gyventi ir perka kitą būstą, tai toks laikas yra tinkamas visada, nes mes iš esmės tiesiog ieškome būsto savo gyvenimui. Jeigu mes kalbame apie būstą kaip investiciją,
Tai tada labai reikia pasverti ir atidžiai pagalvoti, ar tenkina dabartinė nuomos grąža, pavyzdžiui, gyventoja, ar nėra kažkokių, tarkim, geresnių alternatyvų. Aš pati apie save, kai pagalvoju, jeigu man reiktų nuomoti būstą, tai kiek daug laiko kaštų tikriausiai ir susirasti žmonių, kurie gyvens tame būste. Matome, kad nuomos kainos visgi neauga taip sparčiai kaip pardavimo kainos, bet tikrai labai priklauso nuo gyventojo norų, individualių poreikių ir labiausiai primtinos tos investavimo strategijos. Jeigu, kaip žinia, Lietuvoje mums patinka matyti tą investiciją, galbūt pajausti sienas, kad mes tikrai turime investiciją, mes tik pratinamės prie tų tokių nematomų investicijų kaip akcijos, obligacijos, bet ką rodo dabartinės tendencijos, kad manau, kad verta apsvarstyti ir tas kitas alternatyvas. Žvelgiant Lietuvos mastu, Vilnius kaip sostinė vis dėlto išlieka kaip alfa ar dominantė būsto rinkoje, koncentracija žmonių didžiausia ir klausia mūsų žiūrovai, ar per artimiausius metus keisis kainos antrinėje būsto rinkoje Vilniuje. Pagal dabartinės palūkanų normas nuomos rinką verta nuomoti ar parduoti? Tai didesnis veiksmas apskritai matom visose miestuose yra antrinėje rinkoje. Kaip ir minėjau, dėl žemo įperkamumo gyventojai dažnai net nesugeba įpirkti tos naujos statybos galbūt būsto ir matom, kad didesnė dalis visgi yra koncentruota antrinėje rinkoje visose Lietuvos didžiuosiuose miestuose. Tuo pačiu matome, kad aktyvumas yra tikrai labai aukštas ne tik Vilniuje, bet ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir net mažesniuose miestuose. Tai klausimas apie tą nuomą ir pardavimą mes jau kaip ir aptarėm, manau, bet... Kiekvienas turi įsivertinti tikriausiai pagal savo investicijų kiekį ir tikimasi grąžą. Bet manau, kad iš esmės tikrai matysim vis dar spartų kainų augimą būsto šiais metais ir tas toks jau nuslopimas, tikimės, bus jau kitais metais, kai jau didelė gyventojų dalis bus ir atgavę pensijų pinigus, bus ir įsigiję galbūt nuosavą būstą. Pasiūla atitinka vis dar paklausą ir kalbant, pavyzdžiui, apie sektorių biurų statybos, visą kitą. Ar čia ta rinka yra panaši? Ne, visiškai skirtingos rinkos. Matome, kad kaip tik biurų rinkoje yra tam tikras labai lėtas periodas, būsto rinka yra klestinti rinka ir jeigu atkreipsim dėmesio, tai didžioji dalis tų naujų projektų yra koncentruota būtent į būsto rinką, o ne į komercinės patalpas. Gerai, kitas visai momentas, kaip vertinate paramos mažinimą saulės elektrinėms kaupikliams? Lietuvoje yra apie 170 000 gaminančių vartotojų, palyginimui Latvijoje apie 25 000, Estijoje apie 15 000, mažiau negu 15 000, kas parodo, kad mes esam išskirtiniai regione, mūsų atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumai augo sparčiausiai visoje Europos Sąjungoje per pastaruosius 4 metus. Kas tai lėmė? Tai lėmė iš esmės energetinis šokas 22 metais, kai pakilo energijos išteklių kainos, ypatingai elektros. Ir kitas svarbus elementas buvo labai tikrai solidi valstybės parama. Valstybė matydama tai kaip strateginį tikslą, nes mes kalbėdami apie atsinaujinančią energetiką dažnai kalbam tai apie kaip klimato galbūt tam tikrą tokį elementą, bet dabartinėje perspektyvoje dar kartą galim prisiminti, kad tai nėra tik tai apie klimato kaitą, tai yra ir apie mūsų energetinį saugumą. Ir mums atsinaujinanti energetika yra svarbi ir tam, kad būtume nepriklausomi nuo to, kas vyksta artimuosiuose rytuose, kas vyksta Rusijoje ar kitose valstybėse. Mums tai yra svarbu, kad mes būtume energetiškai nepriklausomi ir išvengtume didelių kainų pokyčių. Bet žmogui dar labai svarbu žodis apsimokamumas ir mažėjant paramai vis garsiau iškyla klausimas, ar apsimokės man tai turėti. Saugojimo kainos ir panašiai. Viena iš tų tikriausiai priežasčių, kodėl parama saulės elektrinėms mažėja, yra tai, kad rinka jau prisisotino. Turim labai daug gaminančių vartotojų ir tam tikrais mėnesiais, tam tikromis dienomis matome, kad mes pagaminame Lietuvoje daugiau energijos, negu mums reikia apskritai. Ir tai yra svarbus elementas, ką aš kreipčiau dėmesį tikriausiai ne į
dar galbūt didesnę paramą saulės elektrinėms, bet į didesnę paramą kaupikliams ir tos energijos saugojimui. Nes kokia dabar yra problema, kad mes turim tos energijos, bet mes neturim kaip jos saugoti. Ir ką dabar matom, kokius projektus vystomus, ypatingai šiais kitais metais, kurie pasileis, tai būtent yra į energijos kaupimą ir saugojimą. Nes tai yra irgi būdas išvengti tų elektros kainų pokyčių. Taip. Dar vienas klausimas, tai yra eksporto momentas. Turime irgi įdomų pokytį. Jeigu Lietuva buvo tokia dominuojanti šalis, kalbant apie produkcijos eksportą, kaip apie kažkokio produkto sukurto, kad ir mūsų šalyje, tai dabar kuo Lietuva pasižymi kitose šalyse ir ką galbūt vertina kitos pasaulio šalis? Tikrai matėm, kad pastaruosius 20 metų Lietuvos varomoji jėga buvo pramonė, buvo industrija, gaminome ir daugiau baldų, ir maisto ir taip toliau. Ir praėjusiais metais įvyko tam tikras lūžis, kad mes pradėjome eksportuoti tiek pat prekių, kiek paslaugų. Ir čia labai svarbus elementas yra tai, kad mes eksportuojame ne tik transportą, tarkim, paslaugas, logistikos įmonės, ko užsiema, bet ir aukštos pridėtinės vertės, tai IT paslaugas, verslo paslaugas, draudimo, finansų paslaugas. Ir tai parodo, kad mes tikriausiai žengėm į naują Lietuvos ekonomikos etapą, kad matysim daugiau investicijų ir į paslaugų sektorių, į kažkokius tokius duomenų centrus. Ir ką duomenys rodo, mes esam pakankamai konkurencingi pasauliniu mastu. Mes turim globalių įmonių, didelių įmonių, kurios nenusileidžia ir įmonėms iš kitų Europos ar pasaulio šalių. Na ir paskutinis klausimas, Greta, jums. Kokią įtaką Lietuvos ekonomikai darys ECB pakeltas palūkanų lygis, kuris yra prognozuojamas? Ar pakelimas per 0,5 ar 0,75%, pavyzdžiui, gali turėti reikšmingos įtakos? Aš dar tik tai priminsiu, ką ir Nerijus kalbėjo, kadangi jam irgi buvo klausimas apie Euriboro pokytį. Tai nors Europos centrinis bankas jau dar nieko nepadarė, Euriboras jau sureagavo ir didelė dalis būsto paskolų yra būtent su kintamomis palūkanomis. Tai mums turi reikšmę ne tik mūsų turima marža, bet ir kaip keičiasi Euriboras. Tai jau dalis gyventojų galėjo pastebėti, kad jų paskolos įmokos išaugo, nes Euriboras 6 mėnesių jau pasiekė beveik 2,5%. Tai mums net nereikia laukti Europos centrinio banko palūkanų kelimo, mes jau jausime tikėtina ateinančiais mėnesiais, kai kurie galbūt jau pajautė, kad būsto įmokos, jos išaugo ir manau, kad tai gyventojams bus kur kas, ar bent daliai gyventojų kur kas didesnis skausmas negu keliasdešimt centų pakilę degalų kainos. Tai irgi reiktų įsivertinti ir manome, kad tai irgi gali būti viena iš tų priežasčių, kuri gali kiek apraminti tą nekilnojamo turto rinką, nes žinoma, kad įperkamumas tuomet gyventojų tiesiog mažėja. Kągi, ačiū Greta. Tai buvo Greta Ilekytė, viena iš 3 Swedbank pranešėjų, ekonomistų ir aš labai dėkoju už mintis, kurios, manau, suteikė ir ramumo, ir žinojimo, ką galbūt daryti artimiausiu metu. Na, o aš noriu priminti, kad šio webinaro nuotolinės mūsų transliacijos įrašą galėsite matyti po mūsų transliacijos. Tikrai galėsite dar kartelį persižiūrėti, atrasti vietas, kurios jums yra svarbios. O aš noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų, gerbiami Swedbank klientai, kad skyrėte šiandien savo laiką. Tikiuosi, kad puikūs Swedbank profesionalai, ekonomistai atsakė jums tai, kas buvo aktualu ar neramu šiais mėnesiais, šiomis savaitėmis. Ir tikiuosi, kad paliekame jūs ne tik su didesnėmis žiniomis, bet ir aiškesniu planu likusiems šių metų mėnesiams. Tai aš noriu padėkoti jums ir priminti, kad dar kartelį visa prezentacija, tai, ką čia matėte, tikrai po webinaro pasieks jūs. Tad iki pasimatymo kitame renginyje, ramybės, gerų investicijų ir svarbiausia, būkite saugus. Ačiū jums.